Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar gausiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Praise be Jesus and Mary, and good morning everybody. Garbė Jėzui Kristui ir Marijai, labas rytas visiems. Hello Lithuania. Sveiki Lietuva. I'm very happy to be with you this morning Aš esu labai laimingas būti su jumis šį rytą, because we are part of a bigger picture. nes mes esame dalis didesnio paveikslo. We do not travel by ourselves. Mes nekeliaujame patys iš savęs. We hear in the beginning of the Bible that God says it's not good for a man to be alone. Mes jau Biblijos pradžioje girdėjome, kad žmogui negera būti vienam. That from the beginning God travels with His own people. Ir nuo pat pradžių Dievas keliauja su savo žmonėmis. Jesus tells us today in the Gospel, Ir šiandien Jėzus kalba mums Evangelijoje: remain in me and I will remain in you. Likite manyje ir aš liksiu jumise. Without me you can do nothing. Be manęs jūs nieko negalite padaryti. And believe me, I've seen that many times in my own life. Ir patikėkit manim, aš daug kartų tai mačiau savo gyvenime. Who am I? Kas aš? Nobody. Niekas. With Him Su juo we become somebody. mes tampame kažkuo. Without Him we have only ourselves. Be jo mes turime tik patys save. If we rely only on our own strength, Jeigu mes pasitikėsime tik savo jėgomis, our world is very small. mūsų pasaulis bus labai mažas. Our visions are very narrow. Ir mūsų matymas yra labai siauras. But with Him Bet su juo we receive gifts and talents. mes gauname dovanas. And what belongs to Him belongs to us. Ir tai, kas priklauso jam, priklauso ir mums. He says, if my word remains in you, you can ask whatever you want and you will receive. Jisai sako, jeigu mano žodis bus jumise, jūs galite prašyti, ko norite ir jūs gausite. Oh, how important it is that His word that we hear in the scripture every day remains in us. O kaip svarbu, kad tas žodis, kurį mes girdime šventajame rašte,
būtų mumyse, liktų mumyse. He says, Jisai sako, if anybody wants to follow me, jeigu kas nors nori sekti manimi, let him give up on himself, jisai turi atsisakyti savęs, take up your cross pasiimti savo kryžių and follow me. ir sekti manimi. Whoever wants to save his own life will lose it, Kas norės išgelbėti savo gyvenimą, jį and whoever praras. loses his own life will receive it. O kuris savo gyvenimą praranda, jį gaus. If you love only those who love you, Jei jūs mylite tik tai tuos, kurie myli jūs, what credit you get? kokį turite pranašumą? He said that in his kingdom, the last will be first and the first will be last. Jisai sako, kad jo karalystėje paskutiniai bus pirmi ir pirmi bus paskutiniai. The kingdom is where the most humble become the most powerful. Karalystė yra ta vieta, kur labiausiai nuolankus tampa galingiausi. If we truly accept his word as our own life, Jeigu mes iš tiesų priimsime jo žodį kaip savo paties gyvenimą, we receive all the strength we need for our own journey. mes gausime viso, ko mums reikia mūsų kelioniai. Again, we do not travel by ourselves. Ir vėlgi prisiminkime, mes nekeliaujame vieni patys. We are very much connected Mes labai susiję with the divine, su dievybė, with the universe, with everything up in heaven and down on earth. su planeta ir visa, kas yra danguje viršui ir žemėje. We are truly called to understand the great picture. Mes iš tiesų esame pakviesti pamatyti didįjį paveikslą. Here in Medjugorje it is very much visible. Ir čia Medžiugorėje jisai labai matomas. It is so much visible what it means to be Catholic. Tai yra taip smarkiai matoma, ką reiškia būti kataliku. Regardless of what language you speak, where you come from, how old are you, Nepaisant kokia kalba kalbėjai, iš kur esi atvykęs, kiek tau metų, you become a part of something much bigger. tampi dalimi kažko žymiai didesnio. In the messages that Gospel gives us, Ir žinioje, kurią duoda Dievo motina mums, it is always about following her own son, visą laiką kalbama apie sekimą jos sūnumi, to follow the vine. sekimą dieviškuoju. She never gets tired of inviting us. Ji nepavargsta mus kviesti In Sharon, she never gets tired of being grateful. ir niekada nepavargsta mums dėkoti. You've seen that every message finishes the same. Jūs galite pastebėti, kad kiekviena žinutė baigėsi taip pat. Thank you for having responded to my call. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. She invites us to climb these hills. Jinai mus pakviečia The hills, lipti į kalnus, the hills where he's at, kur jisai yra the hills where she's at. ir kur jinai yra. When we climb the hill, Kai mes kopiame kalną, we see much better. mes matome žymiai geriau. The hills open the heavens. Kalnai atveria dangus. We see this in the Bible, Mes tai matome Biblijoje. from the beginning to the end. Nuo pradžios iki galo. Everything important happened on hills. Viskas, kas svarbu, vyko kalnuose. We become more than we are. Mes tampame daugiau, nei mes esame. When we take our shoes off, Kai mes nusimame batus, our burdens off, mūsų naštas and our sins off, ir mūsų nuodėmes, we meet Christ. mes susitinkame Kristų. My dear people, Mano brangus žmonės, you have your own hill of crosses. jūs taip pat kiekvienas turite jūsų kryžiaus kalną. I was always impressed
by the perseverance and persistence of the Lithuanian Catholics. Aš iš tiesų visą laiką buvau, man įspūdį darė, koksai buvo atkaklumas ir išbandymo metu būtent lietuvių tautos katalikų. You have your own crosses, your own sufferings and pains. Jūs taip pat turite savo pačių kryžius, savo kentėjimus, skausmus. I believe the suffering of your own people becomes your own wealth. Aš tikiu, kad jūsų žmonių kentėjimai taps jūsų gerovė. The same is with each one of us. Ir tai kviečia kiekvieną iš mūsų. The suffering of our own souls Mūsų sielų kentėjimas becomes a Sunday morning of resurrections. tampa sekmadienio ryto prisikėlimu. As long as we are with Jesus, Tol, kol mes esame su Jėzumi, we will understand the simple truth mes suprantame paprastą tiesą, that pain is the price for love. kad skausmas yra kaina už meilę. The suffering is price for love. Kentėjimas yra kaina už Therefore, meilę. don't be afraid. Todėl nebijokite. As long as we are connected with the vine, with Jesus, Tol, kol mes esame susijungę su Dieviškuoju, su Jėzumi, there is no reason to be afraid. nėra pagrindo bijoti. I believe that your sufferings and your crosses saved your nation. Aš tikiu, kad jūsų kentėjimai ir jūsų kryžiai išgelbėjo jūsų tautą. They brought you freedom and peace. Tai jums atnešė laisvę ir ramybę, taiką. Just be grateful. Tiesiog būkite dėkingi. I believe that grateful people are extraordinarily happy. Aš tikiu, kad dėkingi žmonės yra neįprastai laimingi. Being grateful is to know God. Būti dėkingam reiškia pažinti Dievą. I believe that is called love. Ir aš tikiu, kad tai yra vadinama meilė. That's how I understand Christ. Taip aš suprantu Kristų. He is truly just pure love. Jisai iš tiesų yra visiška meilė. That's why love is the most powerful force within us. Dėl to tai yra pati didžiausia jėga mumyse. Meilė. It is the most powerful weapon for every Christian. Tai yra pats didžiausias, stipriausias ginklas kiekvienam krikščioniui. Our love heals our past, Meilė išgydo mūsų praeitį, our wounds, mūsų žaizdas, gives us hope, mums teikia vilties and understands our own journey. ir supranta mūsų kelionę. If we open ourselves to it, Jeigu mes jai atsiveriame, it will teach us mus ji pamokys, how to be eternally connected to Jesus, kaip būti amžinai susijungusiam su Jėzu. to Him who heals and lifts us up, Tas, kuris mus gydo ir mus pakelia, Him who saves us, kuris mus išgelbėja, Him who forgives our sins. juo, kuris mums atleidžia nuodėmes. And I believe Ir aš tikiu, then it's very simple and very nice to be a Catholic. kad labai tuomet paprasta ir miela būti kataliku. It's very simple. Labai paprasta. We Christians oftentimes complicate things. Mes krikščionys kartais labai komplikuojame dažnai dalykus, But it's very simple. bet viskas labai paprasta. If you open the book of the Gospel or open the messages of Gospel, they are very simple. Jeigu jūs atversite Evangelijos knygas ar žinutes Dievo motinos, tai labai paprasta. Whether they teach us about suffering or love, Kurie moko mus apie kentėjimą ar meilę, humility or faith, nuolankumą tikėjime, it is truly simple. tai labai paprasta. And I believe that is the mission of Medjugorje, Ir aš tikiu, kad tai yra Medžiugorjos misija to open our eyes, - atverti mūsų akis, to take us back to the beginnings.
paimti viską iš pačių pradžių, to know Jesus. pažinti Jėzų. That is enough for a happy life. To pakanka laimingam gyvenimui. May it be so to me and to you. Tegul tai bus ir man, ir jums. God bless you. Viešpats te laimina jūs.